Labas, aš Gintaras, Probidos platformos įkūrėjas. Jei svarstai įsigyti automobilį iš JAV aukciono, bet nežinai nuo ko pradėti, šis video kaip tik tavo. Parodysiu paprastais žingsniais, kaip veikia mūsų sistema, kaip susirasti tinkamą automobilį, ką spausti ir kaip viską susitvarkyti paprastai ir greitai. Pirmas žingsnis - registracija. Spaudžiame prisijungti. Kiek žemiau yra registruotis. Registracijos metu reikia nurodyti savo asmens duomenis - vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefonas, adresas. Įmonės duomenys yra neprivalomi. Aukcionuose gali dalyvauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Užpildom duomenis, pažymime, kad esate vyresnis negu 18 metų, kad susipažinote su taisyklėmis, taipogi galite prenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Kai viskas užpildyta, pažymėta, spaudžiame registruotis. Kai registracija sėkmingai baigta, sekantis žingsnis - depozitas. Keliaujame į puslapį apačią, kiek žemiau randame grąžinamo depozito planai. Turime 3 galimus depozito planus. Turbūt daugiausiai klausimų kelinti vieta, todėl noriu truputį išsiplėsti, kas yra depozitas ir kaip galite prarasti depozitą. Depozitas yra reikalingas kaip garantas, kad jūs, kaip aukciono dalyvis, laikysitės numatytų sąlygų ir apmokėsite už laimėtas transporto priemonės. Kaip yra prarandamas depozitas? Depozitą prarasti galite tik vienu būdu, tai yra neapmokėti už transporto priemonę. Jeigu laimite automobilį ir nusprendžiate, kad nenorit jo, nemokėsit, tuo atveju mes turime padengti aukciono baudą. Aukciono bauda yra lygi 10 procentų nuo statymo sumos. Sakykime, jūsų statymo suma buvo $7,000. Mes aukcionai turime sumokėti $700 baudą. Kito būdo prarasti depozito nėra. Pasirenkam depozito sumą pagal numatytą statymo sumą. 7,000, 15,000 ar 25,000. Spaudžiame pasirinkti planą. Mūsų įkelia į vartotojo profilį, matome, kad planas nepasirinktas, aukciono kiekis 0, statymo suma 0, taip sakant, kol kas dalyvauti dar negalime aukcione. Pasirenkam planą, spaudžiam pasirinkti. Pasirenkame mokėjimo būdą. Mokėjimai atliekami elektroninės bankininkystės pagalba. Pasirenkame banką, kurį jūs naudojate. Spaudžiame apmokėti. Pasirenkame mokėjimo patvirtinimo būdą ir apmokame už depozitą. Kai tik atliksite mokėjimą, planas bus iš karto aktyvuotas. Matysite, kad turite planą, kad aukciono kiekis galimas, statymų suma yra tokia. Turime registraciją, turime depozitą, keliaujame į paiešką. Paieška yra ganėtinai paprasta. Pasirenkam gamintoją, pasirenkam modelį, pasirenkam metus nuo iki. Taipogi ieškoti automobilio galite pagal VIN ar lot numerį, jeigu turite. Pasirinkę automobilį, tiesiog įvedat VIN ar lot numerį ir spaudžiate ieškoti. Spaudžiame ieškoti. Matome galimus variantus pagal užduotus kriterijus. Spaudžiame plačiau. Taip, matome, atsidaro puslapis, kur pateikta visa informacija apie konkretų automobilį. Pačioje pradžioje matome pardavėjas, kad draudimas, geras pardavėjas, patikimas pardavėjas, mažėja tikimybė būti apgautam. Pažiūrime nuotraukas, įvertinime žalą, automobilis turėjęs nedidelę žalą. Kiek žemiau turime detalesnę automobilio informaciją, tai dokumento tipas, salvage, pažymėta žalia varnelė, ką reiškia, kad yra dokumentai tinkami tiek eksportui į Lietuvą, tiek registracijai Lietuvoje. Turime lokaciją, žalos tipas, metai, VIN kodas, kilometražas ir kita smulkesnė informacija. Kai renkatės automobilį, būtinai atkreipkite dėmesį į pardavėjo tipą ir į dokumentus. Nepaisant to, jeigu neatkreipėt dėmesio, pamiršot, nepažiūrėjot, mes visada paskambinsim ir informuosim. Jeigu pardavėjas bus nedraudimas, mes paskambinsim ir pasakysim, kad yra nedraudimas, kad yra rizika didesnė, ar norit rizikuoti. Jeigu dokumentai bus netinkami eksportui, netinkami registracijai, mes paskambinsim ir mes informuosim. Kitaip sakant, su šiais 2 kriterijais jūs tikrai nesuklysit, mes visą laiką viską patikrinam.
Dešinėje ekrano pusėje turime skaičiuoklę. Skaičiuoklėje pateikti visi galimi mokesčiai. Skaičiuoklėje turime 3 mokesčius, kurie kinta nuo sumos, statymo sumos. Tai yra aukciono mokesčiai, muitas 10%, taip pat PVM. Visi kiti likę mokesčiai nekinta. Šio automobilio esamas statymas yra 13 000, norint nupirkti šį automobilį, statymo suma turi būti didesnė nei 13 000. Sakykime, norim nupirkti šį automobilį už $15 000. Rašome 15 000. Skaičiuoklė pateikė, kad automobilio galutinė kaina Lietuvoje 21 288 eurai. Jeigu suma tenkina, norit bandyti laimę, žymėm ir spaudžiam atlikti statymą. Atlikdami statymą nurodykite maksimalią sumą, iki kurios norite laimėti automobilį. Mes gyvo aukciono metu bandysime nupirkti automobilį kaip įmanoma pigiau, tačiau neperžengsime jūsų nurodytos sumos. Spaudžiame atlikti statymą. Gal matome pranešimą, pastatyta suma. Reiškia, statymas užfiksuotas, laukime aukciono pabaigos. Visi jūsų atlikti statymai yra saugomi vartotojo profilyje. Tiek laimėti, tiek pralaimėti aukcionai yra išsaugoti. Spaudžiame mano paskyrą. Spaudžiame, matome aktyvus aukcionai. Matome, kad Aston Martinas, kuriam atlikome statymą, yra dar laimintis su $15 000 statymo suma. Galime spausti plačiau bei peržiūrėti aukcionų informaciją. Toliau turime pralaimėtus aukcionus. Ford Mustang. Pralaimėtas statymo suma buvo $3,000, tačiau laimintis statymas buvo $4,000. Taipogi galime spausti plačiau ir peržiūrėti praėjusį aukcioną. Turime stebimi aukcionai. Stebimi aukcionai tai yra tie aukcionai, ant kurių uždeda širdutes. Taipogi prie kiekvieno stebimo aukciono yra mano komentaras eilutė, kurioje galite nurodyti savo kažkokį komentarą. Pavyzdžiui, pasiskaičiavot remonto kaštus ir galvojate, kad šį automobilį galėčiau nupirkti už $5,000. Pasižymėt, kad kai ateis aukciono diena, kad jūs galėtumėt atlikti statymą ir nereikėtų antrą kartą skaičiuotis ir žiūrėtis, kaip kas ten gaunasi. Toliau turime laimėti aukcionai. Laimėti aukcionai. Kada laimėti aukcioną, automobilis keliauja į skyrių laimėti aukcionai. Laimėtose aukcionuose bus pateikta visa įmanoma informacija apie laimėtą automobilį. Yra aukciono statusas. Tai reiškia, kiekvieną vietą jūs matysite, kokiam žingsnėje randasi automobilis. Kai tik automobilis yra nuperkamas, jisai bus pažymėtas laimėta. Kai automobilis bus pakrautas į konteinerį ir ruošiamas išsiuntimui, bus siuntimas. Kai automobilis atvyks į Klaipėdą ir prasidės muitinės procedūros, bus muitinė. Kai automobilis bus išmuitintas ir vežamas į jūsų kiemą, bus pristatoma. Ir kada automobilis bus pas jūsų pristatytas, reiškia, viskas su šiuo automobiliu baigta, tai bus užbaigtas. Spaudžiame pristatymo informaciją. Čia yra pateikta visa informacija, kas susijęs su automobilio logistika. Konteinerio numeris, laivo vardas, išsiuntimo uostas, Amerikos uostas, iš kurio išplaukė automobilis, pristatymo uostas, kada automobilis yra paimtas iš aukciono aikštelės, kada automobilis yra pristatytas į uostą ir kada yra numatoma pristatymo data Lietuvoje. Toliau spaudžiame pristatymo nuotraukos. Kiekvienas automobilio etapas yra dokumentuojamas nuotraukomis. Kada automobilis yra paimamas iš aukciono aikštelės, yra daromos nuotraukos. Šios nuotraukos būna dažniausiai, bet ne visada. Čia labai priklauso nuo vairuotojų. Vieni vairuotojai nuotraukas daro, kiti nelabai. Nuotraukos iš uosto būna visada, būna apie 20-30 nuotraukų. Nuotraukos kraunant į konteinerį taipogi būna visada. Ir nuotraukos iškraunant automobilį iš konteinerio taipogi būna visada. Šias visas nuotraukas jūs gausite elektroniniu paštu. Keliaujame į sąskaitos. Visa automobilio suma yra skaidoma į 3 mokėjimus. Pirmas mokėjimas yra automobilis, tai yra statymo suma plus aukciono mokesčiai. Šią sumą reikia apmokėti kaip įmanoma greičiau, geriausia per vieną darbo dieną, nes už vėlavimą bus baudos.
Antra sąskaita yra vietinis pervežimas ir konteineris. Ši sąskaita atsiranda tada, kada automobilis yra pakraunamas į konteinerį ir kada laivas išplaukia. Tai nuo pirmos ir antros sąskaitos gali būti 2-3 savaičių tarpas. Trečia sąskaita yra muitas, PVM, tarpininkavimas ir visi kiti likę pinigėliai. Tai ši sąskaita atsiranda tada, kada automobilis yra iškraunamas, kada muitinė paskaičiuoja muitą, mokam palei faktą ir tai bus trečias mokėjimas. Tai visus mokėjimus reikia atlikti per mūsų platformą. Tai kada laimėt automobilį, atsiranda prie žmogeliuko toks raudonas burbuliukas, kas indikuoja, kad yra įkelta neapmokėta sąskaita. Tai ateinat į sąskaitos, mato sąskaitas, spaudžiate apmokėti. Apmokėjimas vyksta lygiai taip pat kaip ir su depozitu. Pasirenkat naudojamą banką, spaudžiat apmokėti ir apmokat. Taip, dar keliaujam prie paskyra, sąskaitos. Dar noriu paminėti, kad nepriimam grynųjų pinigų. Apmokėjimas galimas tik tais elektroninė bankininkystė arba pavedimu. Gryni pinigai yra nepriimami. Taip, jeigu kartais žaidžiat, bet nieko nelaimit ir yra noras susigrąžinti depozitą, tai galite padaryti bet kada neturite aktyvių aukcionų. Tai reiškia, jeigu jūs nesate atlikęs statymo, galite susigrąžinti depozitą. Jeigu esate atlikęs statymą ir norite susigrąžinti depozitą, depozitas nebus grąžintas tol, kol tas aukcionas nepasibaigs. Jeigu aukcioną laimėsite, privalėsite jį apmokėti. Jeigu aukcioną pralaimėsite, bus depozitas grąžintas. Tai jeigu norite susigrąžinti depozitą, tiesiog spaudžiate grąžinti depozitą, patvirtinti, jūsų užklausa gauta ir per 1-2 darbo dienas depozitas bus grąžintas į jūsų banko sąskaitą iš tos pačios, iš kurios buvo apmokėtas. Dabar, kai žinote pagrindinius žingsnius, kviečiu registruotis ir dalyvauti aukcione jau šiandien. Jei turite kokių klausimų, prašom, skambinkit, rašykit, mielai atsakysiu. Ačiū, kad žiūrėjot.